Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės jums tobulinti įgūdžius, naudoti skaitmeninius įrankius bendradarbiavimui, tinklų kūrimui ir partnerystės stiprinimui KKS. Turėdami šios įgūdžius galėsite efektyviai naudotis internetinėmis komunikacijos ir bendradarbiavimo platformomis, kurti ir palaikyti profesinius tinklus per skaitmeninius kanalus, dalyvauti virtualiuose renginiuose ir kūrybinėse bendruomenėse, sukurti stiprią profesinę internetinę tapatybę, kad užsitikrintumėte pasitikėjimą ir užmegztumėte partnerystės. Kviečiame peržiūrėti trumpą animuotą vaizdo įrašą, sužinoti apie skaitmeninių įrankių naudojimą bendradarbiavimui, tinklų kūrimui ir partnerystės stiprinimui KKS srityje, bei atlikti savikontrolės užduotį. Kūrybiškumas stiprėja, kai žmonės bendrauja. Darbas su kitais, net ir internetu, padeda įgyti naujų įgūdžių, keistis idėjomis ir rasti galimybių, kurių vieniems galbūt nepavyktų rasti. Skaitmeniniai įrankiai leidžia bendradarbiauti, nepaisant sienų, kalbų ir kultūrų. Tokios platformos kaip Zoom, Google Workspace, Trello ir Miro padeda kūrybingiems žmonėms dirbti kartu, net jei jie yra toli vienas nuo kito. Galite generuoti idėjas, dalytis dokumentais, aptarti dizainą ar planuoti projektus. Visą tai naudodami savo telefoną ar nešiojamąjį kompiuterį. Šios priemonės yra paprastos, lanksčios ir naudingos pradedantiesiems. Įsivaizduokite, kad norite sukurti nedidelę skaitmeninę parodą. Internete sutinkate kitą menininką, kuris dalijasi tą pačią viziją. Naudodami tokią platformą kaip Zoom susitikimams, Google Drive vaizdų dalymuisi ir paprastą dizaino priemonę maketavimui, galite kartu sukurti kažką reikšmingo, net nesusitikę asmeniškai. Skaitmeninės erdvės taip pat padeda kurti tinklą. Galite prisijungti prie grupių Facebook, kūrybinių bendruomenių Instagram, profesinių tinklų LinkedIn arba KKS skirtų internetinių forumų. Kiekvienas naujas ryšys gali suteikti paramą, žinių ar bendradarbiavimo galimybių. Ir jūs galite plėsti savo tinklą lėtai, natūraliai ir be vargo. Daugelis bendradarbiavimo projektų prasideda nuo paprasto, nuoširdaus pranešimo. Nereikia ieškoti tobulų žodžių, pakanka atvirumo ir pagarbos. Ieškokite grupių, kurios atitinka jūsų interesus. Amatai, fotografija, skaitmeninis menas, teatras, dizainas, muzika ar kūrybinis verslumas. Daugelis grupių mielai priima naujokus ir siūlo šiltą, palaikančią aplinką. Nereikia prisijungti prie daugelio grupių. Vienos aktyvios bendruomenės jau pakanka, kad suteiktų įkvėpimo ir padėtų užmegzti ryšius. Daugelis KKS renginių dabar vyksta internete. Seminarai, internetiniai susitikimai, festivaliai, diskusijos ir parodos. Šie renginiai leidžia mokytis, susipažinti su žmonėmis ir pristatyti savo darbus kitiems. Galite dalyvauti iš namų, savo patogių tempų ir rinktis temas, kurios jūs tikrai domina. Paprastas internetinis pateikimas, pavyzdžiui, pagrindinis LinkedIn profilis arba nedidelis portfelis, padeda kitiems suprasti jūsų kūrybinį kelią. Jis neturi būti tobulas. Nuotrauka, trumpas jūsų veiklos aprašymas ir keli jūsų darbų pavyzdžiai yra visiškai pakankamai pradžiai. Žmonės nori dirbti su autentiškais kūrėjais. Jūsų kultūrinės šaknys, patirtis ir asmeninė kelionė daro jūsų darbą išskirtinį. Dalydamiesi nedideliais savo istorijos fragmentais internete, galite užmegzti ryšius su žmonėmis, kurie vertina jūsų požiūrį ir nori bendradarbiauti. Bendraujant internete, pagarba ir aiškumas padeda kurti tvirtus santykius. Trumpas pranešimas, pavyzdžiui, ačiū už patarimą arba man patinka jūsų darbas, ar norėtumėte bendradarbiauti, gali būti pradžia reikšmingam pokalbiui. Profesionalus bendravimas kuria pasitikėjimą ir atveria naujas galimybės. Pasidalymas parama, atsiliepimais ar padrąsinimais padeda kurti pasitikėjimą. Bendradarbiavimas auga per abipusę pagarbą ir dosnumą. Susitikdami su žmonėmis internete, būkite atviri, bet ir atsargus. Dalykite savo idėjomis, bet saugokite savo asmeninę informaciją. Bendradarbiaukite, bet įsitikinkite, kad projektas yra saugus ir vertinamas. Pasitikėkite savo instinktais ir stenkitės išlaikyti saugias ribas. Įsivaizduokite, kad prisijungiate prie nedidelės kūrybingų verslininkų grupės internete. Užduodate paprastą klausimą apie rankų darbo gaminių kainodarą. Kažkas atsako šiltai. Pradedate pokalbį. Po savaitės esate pakviestas prisijungti prie nedidelio internetinio rinkos renginio. Vienas nedidelis pokalbis gali atverti netikėtų galimybių.
Jums nereikia daug partnerių ir didelio tinklo. Net vienas žmogus, kuris tiki jūsų darbu, gali pakeisti padėtį. Skaitmeninė tinklaveika yra kaip pasėlių sėjimas. Kai kurie auga lėtai, kai kurie greitai, bet kiekvienas turi potencialą. Ne kiekvienas ryšys iš karto tampa partnerystė. Kai kurie santykiai auga laikui bėgant. Kantrybė yra sėkmingos tinklaveikos dalis. Jūs gebate bendradarbiauti, užmegzti ryšius ir kurti partnerystės. Skaitmeniniai įrankiai tik palengvina šį procesą. Jūsų kūrybiškumas, vertybės ir geranoriškumas jau daro jūs puikiu bendradarbiu. Būkite kantrūs, išlikite smalsūs ir pasitikėkite procesu. Dabar kviečiame jūs pasitikrinti savo žinias atsakant į pateiktus klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepriklausomai nuo to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Ši pamoka baigta. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite studijos programą, kad pagilintumėte savo pagrindinės kompetencijas reikalingas verslumui kūrybinėse pramonės šakose. Sėkmingai baigę mokymą gausite skaitmeninį ženklelį. Sėkmė KKS, aš galiu tai padaryti.